Sveiki, bičiuliai. Jūs neįsivaizduojat, kaip malonu jūsų nematyti. Tai yra nematyti, bet žinoti, kad jūs vėl čia atvykote. Nežinau, turbūt reikia pradėti tuo, kad prašom registruotis į mano kanalą ir dėti tuos vadinamus laikus. Aš visada nesuprasdavau, kodėl tokių panašių laidelių vedėjai visada ragina tokius dalykus daryti ir mane tai nervindavo ir visada galvodavau, kad ką jie čia gaišta mano laiką ir tegu greičiau eina prie temos, bet taip ir yra gyvenime, kad kuo stebiesi, kuo piktinėsi, kartais po to tenka ir pačiam tai daryti. Tai nesupykit, bet bandau perprasti šitas taisyklės negailestingas miško žvėrių taisyklės žiniasklaidos priemonių tarpe, tai padarykit tokį dalyką, tai kaip ir tam kanalui bus geriau. O aš norėčiau pakalbėti apie svarbę temą. Manau, kad šita tema yra nepatogi, skausminga, jautri. Mažai galime tikrų įžvalgų apie ją padaryti, bet galų gale jinai svarbi ir ko gero didelė dalimi nulems šio regiono ir galbūt net ir viso pasaulio ateitį. Tai tema tai yra net įvardinti, sureikšminant, taip įdomu ją, tai yra Rusijos žmonės, ką jie mano, kas juose slypi ir kokia jų potencija, kokį kelią jie kažkada tai pasirinks. Matyt, pretekstą davė Europos parlamente įvykęs susitikimas, kur buvo pakviesti užsienį gyvenančios Rusijos opozicijos lyderiai, nukentėję nuo Rusijos Putino režimo, Julija Navalnaja, Ilja Jašinas ir Vladimiras Karamurza. Ten toks buvo mažiau kaip 1,5 valandos trukęs susitikimas su keliais Europos parlamento komitetais, kur turėjo galimybę jie trumpai pasisakyti, po to pasisakė Europos parlamento nariai, išdėstė tokius retorinius klausimus, tikrus klausimus, tam tikrus pastebėjimus ir po to buvo finalinis žodis suteiktas opozicijos atstovams. Po to pasirodė straipsnių, tame tarpe ir Deutsche Welle ataskaita, kad opozicionieriai neišlaikė egzamino, neatsakė į klausimą, kas yra Krymas ir taip toliau. Tai iš tikrųjų gal pernelyg aštrus tas vertinimas, nes tai nebuvo nuoseklus pokalbis, nebuvo jisai struktūruotas, tiesiog buvo daug emocijų, visi kalbėjo tą, ką norėjo ir nebuvo taip, kad buvo pateikti visiems į kaktą klausimai apie Krymą ir visi išvengė. Tai buvo net nebuvo į kiekvieno parlamentaro klausimus atsakinėjama, o tų klausimų buvo ne viena 10 pateikta ir jie po to tik trumpai pakomentavo į tą keliasdešimt klausimų. Tai sakyt, kad čia jų kažkokia principinė pozicija negali, bet kai ką galima pasakyti. Ir žinoma, čia klausimų yra ne vienas ir jie visi labai jautrus, gali sukelti daug emocijų ir į visus beveik juos negalima vienareikšmiškai atsakyti. Tai aš vieną tą pagrindinį klausimą uždaviau, kur gali pasukti Rusija. Kitas klausimas, ar šiuo metu yra gerųjų rusų. Trečias klausimas, kaip reikia elgtis su Rusijos opozicija, kaip reikia traktuoti užsienyje gyvenančius rusus ir kokios priemonės galėtų padėti Rusijai apsispręsti, ar remti reikia opozicionierius, ar reikia riboti jų veiklą, ar reikia jais pasitikėti, ar reikia su jais žiūrėti rezervuotai. Galų gale
ar tikrai remiame tai, ką reikia remti, ką prasminga remti, ar jie iš vis turi įtakos Rusijoje pačioje, ar jie turi žodį, ar jie bent supranta, kas yra Rusija, nors jie yra tikrai didvyriai. Jie aukojo savo gyvenimą, Navalnaja neteko vyro, kiti, Kara-Murza buvo nuodytas, ir Jašinas irgi buvo kalintas ir ne vieną kartą sunkiomis sąlygomis. Ir žinoma, čia reikia suprasti ir giliau, pasižiūrėti, ar mes galim iš jų, ko mes galim reikalauti, ar gali jie netapti rusais ir kažkaip įgyti kitą kailį, kitą tapatybę ir kalbėti visiškai kaip mes, kaip europiečiai, matyti tom pačiom akim, ar vis dėlto neišvengiamas kažkoks nukrypimas ir kaip tą nukrypimą traktuoti. Kiek jisai leistinas ir kur jisai jau peržengia ribas. Tai kokios buvo iš to Europos parlamento mintys, tai Julija Navalnaja nepaminėjo iš vis Ukrainos, kiti kalbėjo, smerkė Putino režimą. Pagrindinė jų mintis buvo, kad dėl visko kaltas vienas žmogus, Putinas, jisai pradėjo karą, jis uzurpavo valdžią, jis atnešė nelaimės Rusijai, Ukrainai ir visam pasauliui. Ir Kara-Murza net ir kalbėjo, kad Rusijoje pokyčiai vyksta staigiai, caro režimas atrodė tvirtas, žlugo labai greitai, Sovietų sąjunga atrodė galinga valstybė, irgi žlugo labai greitai. Tas pats gali nutikti ir Putino režimui. Taip pat Julija Navalna kalbėjo, kad rytų Europos šalys irgi gyventojai savo laiku, praėjusio amžiaus 90-mečio pabaigoje buvo ramus, neprotestavo, po to išsidėjo į gatves ir per vieną dieną viskas pasikeitė. Taip pat jie kalbėjo apie tai, kad reikia atkreipti didžiulį dėmesį į Rusijoje kalinčius žmonės. Tai yra tuos, kurie dažniausiai protestavo prieš karą, kurie yra dabar pasmerkti, kurie kali didelius labai terminus bausmės gavę, laikomis specialiai sunkiomis sąlygomis, reikia kažką galvoti, galbūt apkeisti juos. O Kara-Murza, nekartą jau girdžiu jį tą kalbant, jisai pasisakė už tai, kad nediskriminuotų Europa rusų, kurie gyvena užsienyje, kurie nenusipelnė to, kurie nekalti dėl jų valstybės pradėto karo. Kaip vertinti tokias kalbas? Aš sakyčiau, tas pats žodis nediskriminuoti, jisai susijęs su labai blogais dalykais, bet jeigu valstybės priima, demokratinės valstybės sprendimą, kad rusai, kurių valdžia, kurių vis dėlto prezidentas daro tokius dalykus, kur kariauja, kad jie negali jaustis kaip visi sportininkai, normaliai dalyvauti visose varžybose, atlikėjai koncertuoti, teatras gastroliuoti, rusai pirkti kažkur nekilnojamąjį turtą, gerai gyventi. Tai vis tiek turi kažką bent reikia tą daryti, kad tą spaudimą pajustų visi. Jeigu rusai įsivaizduoja, kad jie gali, kai šitokie dalykai vyksta, gyventi savo įprastą gyvenimėlį, tai manau, kad reikia galbūt prasminga tą daryti, jiems spaudimą, o tai vadinti tokiu žodžiu diskriminacija,
Tai verta paklausti, na, kuo padėkime, reiškia, ant svarstyklių lėkštelės vienos ukrainiečių sugriautus gyvenimus, milijonai žmonių išsikėlė, tūkstančiai žuvo vaikai, pagrobti vaikai, sulaužyti likimai, sugriauta infrastruktūra, miestai, užgrobtos teritorijos, užnuodyti įvairiom atliekom laukai, užminuoti, sugriauta visiškai ūkis, sugriauta 40 milijonų žmonių gyvenimas. Tai apie tai ir ant kitos pusės, verkšlenimas dėl rusų disidentų arba šiaip rusų dėl disidentų, tai gal ir suprantama, bet iš vis šitam visam kontekste sakyti, kad čia, matot, rusai užsienyje nelabai patogiai jaučiasi, spręskim šitą problemą, nelabai rimtai. Norėčiau pacituoti Rasą Juknevičienę, kuri irgi kalbėjo, jinai jau taip labai, sakyčiau, norėjo pozityviai kalbėti. Jinai sakė, kad aš matyt priklausau mažumai, kuri mano, kad rusai tai nėra genetiniai imperialistai. Aš, žodžiu, labai jūs vertinu, bet turiu klausimus. Tai pirmas klausimas, kad vis dėlto jūs susiskaldę ir nepaisant to, kad ir Navalnaja, ir kiti opozicionieriai dalyvavę susitikime Europos parlamente sakė, kad čia dialogas per vėlyvas Europos parlamente, bet jinai priminė, kad jisai 23 metais jau buvo kviesta Rusijos opozicija ir kaip tik Navalno atstovai ir neatvyko. Tai ji papriekaištavo dėl jų susiskaldimo ir labai rimtą ir esminį klausimą uždavė, tai vis dėlto kokie jūsų santykiai su Ukraina, su Ukrainos politikais. Ar jūs turite dialogą? Ir, iš tikrųjų, čia esminis klausimas ir jisai liko neatsakytas. Ir jisai liko neatsakytas, matyt, su pagrindu, kad nebuvo ką atsakyti. Tai vis dėlto, realiai galvojant, opozicija, jeigu Rusijos opozicija, jeigu jinai tikrai demokratiška, jinai turėtų kalbėti ir su ukrainiečiais. Iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie Krymą, tai Ilja Jašinas ir Vladimiras Kara-Murza tai tvirtai sako, kad Krymas turi priklausyti Ukrainai. Aleksejus Navalnas, kai jisai buvo gyvas, tai jis ten daug yra prisišnekėjęs, net yra pasakęs, kad Krymas tai ne sumuštinis, kurį perduoti iš rankų į rankas galima. Jisai smerkė Chruščiovą, kuris esą Krymą neteisėtai perdavė Ukrainą, jisai kalbėjo apie Krymo ir Rusijos ryšius, nors aišku smerkė Putino žingsnį, jam nepritarė, savo laiku kalbėjo apie kažkokį tai referendumą dar vieną, kuris dar turėtų nuspręsti Krymo likimą. Po to galų gale paskutinė jo pozicija tai buvo vis dėlto Ukraina 1991 metų ribose. Tai buvo tokia paskutinė pozicija. Bet Julija Navalna, bent aš neradau, tokios tikrai aiškios pozicijos neturi. Tai žinoma, tai tvirtas klausimas. Ar čia Putinas vienas, ar ne Putinas? Gyvendamas Sovietų Sąjungoje mačiau ne vieną rusą, kurio galvelėje jau dygo tas Putinukas. Dabar atgaliai žiūrėdamas atgal tikrai galiu tą patvirtinti. Ir tiek, kiek Tarybų Sąjungoje, Sovietų Sąjungoje buvo sakoma, kad čia tautų brolybė ir ten toj VDNH liaudies pasiekimų parodoj Maskvoje, ten buvo toks fontanas, kur tautiniais drabužiais 15 respublikų moterų susikabinusios visos lygios, tai to tikrai nebuvo.
Ir ypač, kaip nekeista, tas paaiškėja dabar, kai sakoma, kad Rusijoje jaučiama nostalgija Sovietų sąjungai. Dar Putinas, kaip žinot, pavadino tai Sovietų sąjungos griuvimą didžiausią geopolitinę amžiaus katastrofą. Tai iš tikrųjų ta nostalgija jaučiama. Ir daugybę kartų mačiau, girdėjau įvairiuose kanaluose, nes, aišku, moku gerai rusų kalbą ir nuolat seku visą informaciją Rusijoje, tai natūraliai. Tas išeina, aš, kaip sakant, kaip gyvenęs didelę dalį gyvenimo toj valstybėje, tai man nėra jokių problemų pažinti užkaborius sąmonės ir pasąmonės tų žmonių. Tai per daugelį kalbų, sentimentų, apmąstymų apie Sovietų sąjungą, tą, ką rusai daro, niekada nepastebėjau, kad jie ilgėtųsi komunizmo ideologijos. Tai ta ideologija, kuri buvo tarsi rišamoji medžiaga, kur tai buvo pagrindas, kur buvo viskas persmelkta, visa šalis nuklijuota plakatais, visos mokyklos, aukštosios mokyklos kalė apie marksizmą, leninizmą, ta šviesa, tas fakelas buvo nešamas visam pasauliui. Tai šitas išnyko, išgaravo, niekas neprisimena. Tarsi nebuvę. O liko Rusijos didybė, tai, kad Rusija buvo galinga, stipri, kad pagarbą jautė, baimę, bijojosi, žodžiu. Tai va, čia yra tas dalykas, kuris yra esminis. Tai čia ir parodo. O, kaip sakant, mes tuo metu gyvendami Sovietų sąjungoje, tai šitą ir matėm. Ir iš tikrųjų tas šovinizmas, kitų kultūrų nuvertinimas, nesupratimas netgi, kad rusai gali būti ne pasaulio centras, kad viskas negali būti, kad negali suktis apie juos, kad kažkas tai gali nemokėti rusų kalbos ir taip toliau. Tai tas buvo. Ir žinoma, galima klausti dėl karo. Ypatingai vertingos tos žinios buvo ir dabar kažkokios tai yra, kaip ta Rusijos visuomenė reaguoja į tą karą. Tai pirma jų reakcija buvo kognityvinis disonansas. Jie iš tikrųjų sakė, kad karas negerai, bet kartu sakė, kad vis dėlto reikėjo, nes buvo pagrindas, iš tikrųjų ten Ukrainoje kažkas tai dėjosi. Nors čia labai įdomu, kad ten Ukrainoje naciai, banderovcai, taip toliau. Bet žinoma, čia irgi labai įdomus yra faktas, todėl kad Ukraina ir Rusija labai buvo glaudžiai susijusios valstybės. Daug vieno ir kitoj tiesiog šeimos nariai gyveno ir kontaktai buvo dideli. Zelenskis žydrajam žiburėlyje kartu sėdėjo už vieno stalo su Vladimiru Solovjovu, dainavo, juokavo, buvo bendri filmai, bendri koncertai, bendri populiarų žmonės, bendra kalba. Žodžiu, rusai gi žinojo, kas vyksta Ukrainoje, jie gi žinojo, kad ten nėra jokių nacių, kad tai yra lygiai tokie patys žmonės. Bet štai turėjo patikėti ir bendra tokia nuomonė, kad, žodžiu, matyt, jeigu valdžia taip padarė, tai matyt kažkas tame slypi. Dar vienas toks epizodas man įstrigo labai. Vienas užsienio žurnalistas, bet jau toks integravęsis į Rusijos visuomenę. Bet čia dar iš senų laikų, 2014 metais, Liepos 17 dieną, prie Donbaso tenai Ukrainos separatistai, kaip žinot, atsimenat, numušė keleivinį Malaizijos oro linijų lėktuvą.
Na ir čia buvo didžiulė žinia visam pasaulyje, visai apie tai kalbėjo, diskutavo. Ir tas žurnalistas buvo pakviestas Rusijoje kažkurį vakarėlį, ar Maskvoje, ar kur. Ir jis tada eidamas galvojo, nu vat įdomu, kaip čia tie žmonės dabar įvertins, nes iš tikrųjų prieštaringos žinios, nors visi, kaip sakant, daugelis iškart suprato, kad čia tikrai separatistai, kad čia įvyko tokia klaida. Ir jis eina ir galvoja, nu kaip dabar jie čia šnekės, vat įdomu. Ir jis nuėjo ir žinot ką, ir niekas nieko apie tai nekalbėjo. Iš vis, tarsi to nebūtų. Tai ir apie karą, matyt, visuomenė norėjo pralaukti ir tikėjosi, kad taip ir pasibaigs. Tačiau galų gale jam teko įsitraukti, teko patikėti ir būti užvaldytiems šitos nelaimingos bangos. Ir žinoma, daugelis iš jų aktyviai remia, aktyviai dalyvauja ir reikia pasakyti, kad turbūt atranda kažkokią tai prasme tame, kiek yra rėmimo akcijų, kiek yra koncertų, kiek yra renginių, kiek yra įvairių iniciatyvų Rusijoje, arba užtenka atsiversti socialinius tinklus, Telegram ir pasižiūrėti, ką rusai rašo. Ir niekas jų, Putinas už jų nugaros nestovi. Ką daro visokie vojenkorai ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tai yra baisūs dalykai. Aišku, tai diriguoja tie vadinami propagandistai, kurie iš tikrųjų kursto žmonės, bet patys žmonės irgi mielai priima šitai. Aišku, vėlgi aš noriu pasakyti, kad šitas nacionalizmas, dar atsimenu Sąjūdžio laikais kažkas sakė, nacionalizmas tai stipriausias iš visų izmų. Tai aišku, daugelis valstybių persirgo panašiomis ligomis ir labai populiaru yra lyginti su Vokietija, kuri tarsi pakeitė savo kryptį, galbūt suprato klaidas ir apsisprendė jų nekartoti, bet reikia suprasti ir žinoti, kad Berlynas buvo užimtas, kad Vokietija buvo sugriauta, okupuota, padaryta į 4 zonas, kad buvo atitinkamai primestas, socialistinis režimas, o kitur buvo demokratija įgyvendinta sąjungininkų jėgomis. Tai ar mes manome, kad šitai įvyks Rusijoje? Ar mes esam tikri, kad Putino nepakeis Medvedevas, jeigu Putinas mirs, ar kažkoks kitas? Dabar va štai paskutinė žinia, kad Rusijos elitas, dalis rusų įtakingų žmonių ragina Putiną paskelbti tikrą karą, nors lyg tai jo nevyktų, kad imtis priemonių. Propagandistai diegia idėją, kad jeigu Rusija nerėmės šito karo, tai tegul visas pasaulis susprogsta, jau geriau branduolinis karas, negu kad Rusija atsitrauktų ir pralaimėtų. Skelbiama apie vadinamą rusofobiją, atseit visas pasaulis susimokęs prieš kilnią Rusijos tautą. Yra tokia Putino programa Herojų metas, kur tarnavę kariuomeniai asmenys yra proteguojami, kad jie taptų deputatais, gubernatoriais, užimtų svarbius postus. Ir imituojamas karas, tai yra tas vadinamas didysis tėvynės karas, Stalino laikų ritualai atgaivinami, visokie paradai, statulos, pavadinimai, paveikslai, pasižymėjimo ženklai stalinistiniai ir dalyvavę kare laikomi didvyriais. Tačiau
reikia dar vieną pasakyti faktą, kad tie didvyriai kovoja už pinigus. Tai va tokie yra didvyriai ir buvo galvojama prieš karą, kas atsitiks, jeigu iš tikrųjų rusai žus, kaip tai paveiks visuomenę. Dabar Ukrainos pusė paskelbė, kad rusų žuvusių, sužeistų yra 1 300 000. Šiaip ar taip sakoma, kad per dieną žūsta 1000 rusų, galbūt kai kada ir daugiau. Mes matome, kad ir pačioje Rusijoje Ukraina sugeba antpuolius daryti. Bet kaip į tai reaguoja visuomenė, į šitą visišką beprotybę, į tai, kad jau dabar paskutiniam tarptautiniam forume ir Rusijos centrinio banko vadovė ir ekonomikos ministras kalbėjo, kad jau Rusija artinasi recesija, kad iš vis šitie veiksmai atskyrė nuo civilizuoto pasaulio Rusiją, izoliavo ir pasmerkė ją ilgiems metams pilko ir tikrai netokio turtingo gyvenimo, kad buvo panaudojami paskutiniai Rusijos rezervai, resursai, kad krito jų išteklių, naftos, dujų pardavimai ir taip toliau. Kaip į tai reaguoja visuomenė? Kaip? Na, vienas kitas iš tikrųjų, tai galima sakyti, kad iš tikrųjų sunku prieš režimą kažką daryti, protestuoti, bet tai nežinau, vis dėlto, sakykime, yra universitetai, daugybė universitetų, yra ta vadinama didžiosios, dvasingiausios rusų kultūros atstovai, inteligentai, intelektualai. Yra žurnalistų, aš čia bandžiau sužinoti, kiek Rusijoje žurnalistų, tai turbūt koks 100 000. 100 000 žurnalistų, mokytojai. Tai ką jie visi daro? Jie dabar visi, kaip sakant, jeigu jie galvojo, kad galės pralaukti kažkaip, jie dabar visi turi užimti poziciją ir viešai šlovinti karą, kraugerišką režimą, nors situacija savotiškai įdomi. Šiaip ar taip rusai gali dabar išvykti į užsienį, į daugelį valstybių gali. Jie, jeigu nori, tikrai gali gauti visą informaciją, ką mes tikrai labai sunkiai Sovietų Sąjungoje galėjom gauti. Ir jie turi visas galimybės suvokti, kas iš tikrųjų dedasi, bet jie atsisako tą daryti. Ir iš tikrųjų labai sunku pasakyti, niekas negali būti tikras, kad Rusija ir po Putino pajus atgailą, kad kažkokios demokratinės vertybės taps pripažintos. Labai aišku, skaudu, kad ir Jungtinės valstijos prezidento asmenyje kažkaip pateisina šitos visus veiksmus. Tai irgi turės labai didelės įtakos ateityje. Ir matyt, labai taip pat sunku tikėtis, kad opozicijos atstovai galės turėti rimtesnę įtaką Rusijoje, nes labai griežtai yra kalbama ir jeigu žiūrėtume ir į socialinius tinklus, kad jie išvykę, tai yra iš tikrųjų tarsi, nors ir ne savo noru, bet tarsi yra išdavikai, parsidavę ir taip toliau. Iš tikrųjų, tai kaip žvelgi dabar Rusijoje, tai tenka deja konstatuoti. Sunku man tą pripažinti, norėčiau būti optimistiškesnis, kad vis dėlto
šita šalis yra gana smarkiai patikėjusi Putino propaganda, užsikrėtusi šovinizmu, kuris slypėjo šitoje tautoje. Ir labai sunku bus šitai šaliai rasti kelią į demokratinę visuomenę, į demokratinės vertybės. Ir matyt, neatsitiktiniais įdos ir tų opozicijos veikėjų, kad jie ne viską gali suprasti, ne viską gali jautriai įvertinti. Galima, aišku, klausti, kiek toj visuomeniai subrendę žmonės, gyvenantys toj visuomeniai, kiek jie gali ją pranokti ir mąstyti visiškai kitaip, suprasti kitas tautas. Matyt, sunku to tikėtis. Ir kitas dar dalykas, jeigu jie vis dėlto tą ir suprastų, ar tada jie būtų priimtini Rusijos žmonėms. Tai aš noriu pasakyti, kad tai nereiškia turbūt, kad nereikia palaikyti kažkokio tai dialogo. Tai gaila, kad opozicija susiskaldžiusi, silpna, kaip žinome, net įklimpusi į tokius žiaurius kaltinimus vieni kitų, kas tarnauja tam pačiam Kremliui. Matyt, nenorėčiau vadinti tai norimo laikymas esamo arba griebimas už šiaudo, bet iš dalies ir yra tai panašu. Kažką tai reikia daryti, kažką tai reikia veikti, kažką tai reikia projektuoti, kažką tai reikia nepalikti savieigai. Nori tą padaryti europarlamentarai, nori galbūt tai padaryti visuomenės, kadangi su Rusijos visuomenė nėra ką kalbėti, neįmanoma, su Rusijos vadovais neįmanoma kalbėti, tai kalbama su Rusijos opozicijos atstovais. Reikia juos pagerbti, kad jie tikrai yra didvyriai, jie nepabijojo, jie išėjo, jie pasakė savo žodį, galbūt daug pasakė to, ką mes norėtume išgirsti ir ką mes būtume pasakę, kai ką pasako to, kas mums irgi nepriimtina ir keista, bet turbūt leiskime jiems tai, kalbėkime su jais, bet matykime ir savo šito pokalbio ribas. Tai tiek norėjau pasakyti, tema neišsemiama, aš tikrai, nežinau, gal sulauksiu kažkokio atgarsio, bet turbūt būčiau linkęs ją pratęsti. Rusijos įvykius stebiu labai atidžiai, labai kremtuosi ir gilinuosi į tai. Ir pasiklydęs, kaip ir visa Europa, kaip ir visas pasaulis, tikrai neįsivaizduoju, kur visa šita situacija krypsta, bet kiekvieną dieną, kiekvieną valandą, galbūt net ir kiekvieną minutę be perstojo mąstau, kas iš to gali išeiti. Kągi, ačiū Jums už dėmesį.